Pasakykite atvirai, kiek kartų per savaitę jūs atsakote į tą patį klausimą, tik skirtingiems žmonėms. Ir kiek kartų taiso tą pačią klaidą, kuri neturėjo pasikartoti. Verslo augimą galite suprasti taip, jog reikia daugiau pardavimų ir daugiau žmonių, bet jeigu procesai skylėti, augimas tiesiog padaugina problemą. Daugiau užsakymų, daugiau klaidų, daugiau žmonių, daugiau nesusikalbėjimo. Ir vieną dieną jūs suprantate, kad nebevaldote verslo, jūs tiesiog reaguojate. Sveiki, aš esu Diana Satkutė, procesų valdymo ekspertė. Šiame video ne tik paaiškinsiu, kada verta turėti procesų specialistą, bet ir duosiu konkretų 7 dienų planą, ką galite padaryti patys, nesamdydami specialistų. Jei remiantis šiuo video atliksite bent 3 žingsnius, per savaitę turėsite mažiau nesusikalbėjimų, mažiau klaidų ir daugiau aiškumo. Dauguma mažų ir vidutinių įmonių pradžioje veikia herojų režimu. Viskas laikosi ant jūsų arba kelių senbuvių pečių. Kol komanda maža, tai veikia. Bet augant atsiranda lūžis. Jūs pradedate mokėti už chaosą, bet tiksliu laiku, pinigais ir nervais. Greitas testas. Jei bent 2 iš 3 teiginių yra apie jūs jau esate kritinėme verslo taške. Pirmas. Aš esu atsakymų centras. Visi klausimai sueina pas mane. Antras, pas mus viskas skubu, daug gaistrų, mažai planavimo. Ir trečias, klaidos kartojasi. Tas pats bagas, ta pati sąskaita, tokie patys klientų skundai. Ir čia vadovai dažnai bando užpilti problemą žmonėmis. Samdo administratorių, dar vieną vadybininką, dar vieną koordinatorių. Bet jeigu nėra sistemos, nauji žmonės tiesiog įsitraukia į tą patį chaosą. Koks galėtų būti sprendimas? Šią savaitę jums reikia padaryti ne daug, o vieną dalyką teisingai. Pasirinkti vieną procesą ir jį sutvarkyti taip, kad jis veiktų be jūsų. Dabar parodysiu, kaip tai atlikti. Procesų specialistas Business Process Management yra žmogus, kuris ateina nerašyti dokumentų, o sumažinti chaosą per konkrečius veiksmus. Bet svarbiausia, daug ką galite pradėti daryti ir patys, jei turite aiškę seką. Štai 7 dienų mini planas, greitas, be brangių sistemų, kurį naudoju su klientais kaip startą. Aptarkime 7 dienų planą, ką daryti praktiškai. Pirma diena. Kur dingsta laikas? Stebėkite, kokius klausimus jums užduoda komanda. Atrinkite ir užrašykite 10 pasikartojančių klausimų, iš jų išsirinkite top 3 svarbiausius klausimus. Antra diena. Pasirinkite vieną procesą, kuris sukelia daugiausiai tų jūsų surašytų top 3 klausimų. Pavyzdžiui, užsakymo pristatymo klientui procesas. Vienu sakiniu apibrėžkite proceso pradžią ir pabaigą. Trečia diena. Nupieškite, kaip yra dabar. Pasikvieskite žmogų, kuris organizuoja šiuos užsakymų pristatymus ir per 30-60 minučių surašykite žingsnius. Ne kaip turėtų būti, o kaip yra. Ketvirta diena – atsakomybės. Prie kiekvieno žingsnio parašykite rolę ir vieną atsakingą šeimininką. Jei viename žingsnėje atsakingi visi, tai ženklas, kad niekas nėra atsakingas. Penkta diena – vieno puslapio standartas. Sukurkite vieną čeklistą. Ką patikrinti prieš perdodant darbą kitam. Tame kontrolinėme sąraše nurodykite 5-9 svarbiausius punktus. Tik nerašykite romaną. Punktai turi būti patikti glaustai, aiškiai ir trumpai. Šešta diena – vienas rodiklis. Pasirinkite vieną KPI šitam procesui. Pavyzdžiui, kiek procentų užsakymų pristatoma laiku, arba kiek kartų per savaitę klausiama to paties. Užsirašykite konkretų skaičių. Septinta diena – 20 minučių peržiūra. Sutarkite su komanda, kad kartą per savaitę 20 minučių peržiūrėsite, kas neveikia. Kur stringa užsakymo pristatymas, ką reikėtų patikslinti čekliste. O kada jau reikia samdyti procesų specialistą arba auginti tokį žmogų organizacijos viduje? Ne tada, kai norisi tvarkos, o tada, kai be sistemos jūs nebegalite vystyti verslo. Štai 3 klausimai. Ar jūs turite bent 3 procesus, kurie veikia be jūsų? Tai yra aiškiai eiga, atsakomybės ir vieno puslapio standartas. Jei ne, jūs esate sistemos dalis, ne sistemos vadovas. Ar naujas žmogus gali pradėti dirbti per 2 savaitės be nuolatinio klausinėjimo? Jei ne,
Žinios yra galvose, o ne dokumentacijoje. Ar jūs naudojate rodiklius, ar tik jaučiate? Jei neturite bent 3-5 KPI, kurie rodo situaciją, vėlavimai, klaidos, konversija, savikaina, jūs valdote pasikliaudami intuiciją, o ne procesų sistema. Praktikoje ties 12-15 darbuotojų riba organizacija nustoja plėstis, nes vadovo atmintis ir susitarimai prie kavos nebeveikia. Tokiu atveju geriausias sprendimas turėti žmogų, kuris nuosekliai organizuotų 7 dienų sprintus per skirtingus procesus. Kas mėnesį po 1-2 procesus. Tai ir yra procesų specialisto darbas – gerinti ir optimizuoti organizacijos procesus. Verslo sisteminimas nėra projektas ateičiai. Tai savaitinis įprotis. Jeigu norite, kad verslas nestriktų jums augant, tuomet reikia paprastos rutinos. Pasirinkite procesą, nupieškite, priskirskite atsakomybę, sukurkite 1 puslapio standartą, matuokite. Dabar noriu jums duoti trumpą užduotį. Per 10 minučių pasirinkite 1 procesą ir įvardinkite jo pradžią ir pabaigą. Jei norite mano grįžtamojo ryšio, parašykite komentarę, kokia jūsų yra sritis, paslaugos ar prekyba ar gamyba, koks komandos dydis, koks procesas, kuris skauda labiausiai, aš atsakysiu, nuo ko pradėti. iProcess Akademijoje mes ruošiame procesų specialistus ir mokome vadovus, kaip diegti sistemą praktiškai su realiais įmonės procesai, KPI ir atsakomybėmis. Nuotolinių mokymų nuorodas rasite aprašyme. Sėkmės sisteminant. Prenumeruokite kanalą ir stebėkite sekančius video.